Iš ankstesnių serijų mes su jumis sužinojome, kad širdies darbas priklauso nuo takto užtikrinančių gyvybę visoms biostruktūroms mūsų žvaigždžių sistemoje. Taktas veikia širdies ritmą ir apykaitos procesus. Oficialus mokslas taktą vadina autovirpesiai. Jis lygus 1,008 sekundės ir savo kelionę pradeda iš vieno Saulės atmosferos sluoksnių. Paskui per ryšių transliavimo vamzdelius. Taktas pasiekia visas Saulės sistemos planetas ir palydovus. Mūsų atveju taktas Žemė pasiekia per Mėnulį. Tuomet šie autovirpesiai patenka į Žemės smegenis, o per jas į atmosferos smegenis. Atmosferos smegenis struktūriškai atvaizduoja tinkleliai, sudaryti iš dodekaedrinių valdymo kubų. Valdymo kubai funkciškai yra informaciniai blokai. Valdančioji informacija informacinių blokų į žmogų patenka per transliacinius vamzdelius. Pirma, per antenų kompleksą, kurie sudaro pirmiausia uodegikaulio anteną ir pagrindiniai stuburo anteną. Antra. Ir dalis informacijos patenka per plaukus. Priklausomai nuo genotipo gyvenimo taktas svyruoja nuo 1,008 iki 1,24 sekundės. Ritmingam smegenų, širdies ir viso žmogaus organizmo darbui reikia energijos, kurią organizmas ima iš oro, patenkančio į plaučius per tam tikrą smegenų atliekamą procedūrą. Pradėkime nuo pagrindinių energetinių elementų esančių ore. Pagrindinių energetinių oro ir vandens elementų yra tritijus, kurio visos gravitaciniais gardelės turi mažesnį nei 2 procentai potencinį tankį. Todėl sveriant orą, pats tritijus neatrandamas. Praktiškai tai nemateriali struktūra. Spektrinė analizė jo taip pat neaptinka, nes nėra radiacinių dažnių. Labai svarbu žinoti, kad bazinis dažnis tritijaus perdirbimo keičiasi kartą per metus. Žemės valdymo sistemos visiems planetos gyventojams, nesant bazinio dažnio, gali susirgti įvairiomis plaučių ligomis, gauti organizmo dehidrataciją ir jokie vaistai jum nepakeis. Visa kvėpavimo sistema sąlyginai suskirstyta į 3 dalis. Pirma, įkvėpimo mišinio kontrolė. Viskas, kas susiję su viršutinė plaučių dalimi, be viso kito turi dar iš žmogaus akiai nematomas energetinės struktūras. Tai tričio kontrolės sistemos. Jei tritis neturi dažnių, į kuriuos sureguliuotos jūsų smegenys, oro mišinys į plaučius neįleidžiamas. Į plaučius įleidžiama tik tai, ką galima perdirbti. Antra, plaučių atmintis. Tai automatinė sistema, sureguliuota į tą dažnį, kuris yra bazinis, pagal planetos valdymo sistemos programą. Smegenys nustato viršutinės ir apatinės bazės ribas ir kvantavimo ribas kitiems dažniams. Trečia, pokyčių sistema. Pokyčių procesai vyksta irstant tritijui ir besiformuojant naujam tričio izotopui - deguoniui. Atskirai egzistuojantis plaučių kraujotakos ratas skirtas visiems pokyčių procesams formuotis. Tuo tarpu kraujo plazmos pH visada turi būti 6,88 iki 7,45 ribose. Pabrėšime, kad plazmos pH priklausomai nuo genotipo kinta ribose nuo 0,5 iki 8 sekundės. Smegenys pastebi šį pokytį ir kai pasiekiama apatinė ribinė vertė plus 0,26 pH lygus 7,14 vyksta įkvėpimas siekančios partijos dujų mišinių. Kuriant žmogų buvo atsižvelgta, kad perdavėjas informacijos smegenėlės ir plaučiai turi gauti dažnius, kurie nereikalingi paprastoms ląstelėms. Todėl buvo sukurti 2 kraujotakos ratai. Didysis ratas - žemo dažnio struktūros, mažasis ratas - aukšto dažnio. Visos šios sistemos veikia valdomos tik smegenų, kurios turi visą reikiamą dažnių ir valdymo funkcijų diapazoną. Potencialų
ląstelių paskirstytojas yra širdis. Kitaip tariant, širdis paskirsto energiją viso organizmo ląstelėms ir atlieka dispečerio funkciją. Širdis nesiurblį. Kraujo judėjimas kraujagyslėmis ir kapiliarais vyksta kitų principų. Taigi, kitaip tariant, smegenys - valdymo centras ir sistema nustatanti taktą. Plaučiai - elektromaitinimo generatorius. Kepenys - cekas gaminti konteinerius ląstelių maitinimui. Inkstai - tulžies pūslė - cekas gaminti maistui. Kasa - konteinerių dydžio, svorio ir turinio reguliatorius. Dešinys prieširdis - maisto konteinerių perkrovimas. Ląstelė - krovinio gavėja. Kraujagyslės - krovinio pristatymo keliai. Plazminiai kraujagyslių apvyje. Sistema judinanti kraują ir viskas, kas jame yra. Limfinė sistema - organų ir sistemų darbo kontrolė. Žarnynas - šiukšlių sandėlys. 96% mitybos konteinerių randasi nematerialioje būsenoje. Tai ląstelėms būtinas aukšto dažnio potencialas, o likę 4% materialios formos. Grynu pavidalu elektrinis potencialas organizmui nereikalingas. Tai nuodas, todėl potencialas turi būti supakuotas į konteinerį, kuris yra formuojamas viršutinės kepenų dalies. Konteinerio įrengimas labai panašus į galaktikos dodekaedrinės sferos įrengimą. Materialioji konteinerio dalis tai toras. Viduje toro yra medžiagų ir mineralų reikalingų ląstelių mitybai. Darau prielaidą, kad konteinerio energetinė struktūra tai dodekaedrinė sfera. Galbūt ji ir yra tas energijos potencialas, kurio reikia ląstelei. Daugiau galite sužinoti perskaitę Fiodoro Škrudnevo monografiją Tikrovės rekonstrukcija. Tęsinys. Laukiame jūsų klausimų komentaruose.